Ar atpažįstate klausimą? Kiek aš turėčiau mokėti už Husqvarna 220 automobilį jūsų parduotuvėje? Tai tik vienas iš daugelio klausimų apie kainą, su kuriais jūs kaip pardavėjas galbūt susidūrėte šį sezoną. Ateityje tokių klausimų neabejotinai sulauksite vis daugiau ir daugiau. Galbūt galvojate, kodėl? Ar kaina yra vienintelis svarbus dalykas ateities klientams? Atsakymas yra ne. Daugelis klientų sutinka mokėti daugiau, jei jaučia, kad gauna daugiau. Bet tai, kaip jie priima šį sprendimą pirkti ar ne, pasikeitė. Šiandien iki 71% visų investicijų į ilgalaikio vartojimo prekes prasideda nuo pačių klientų paieškos internete. Visa reikiama informacija yra pasiekiama ranka, todėl atėję į parduotuvę klientai žino daugiau apie gaminius. Jie taip pat žino daugiau ir apie kainą, nes kaina iš esmės yra vienintelis konkurencinis veiksnys internete. Kainų užklausos ir paieška internete niekur nedings. Tai nauja realybė, kuri yra jūsų naujos rinkos dalis. Tai reiškia, kad turite prisitaikyti prie naujų poreikių, jei norite, kad jūsų verslas būtų pelningas. Daugelis pardavėjų save vadina specializuotais mažmenininkais. Bet jūs esate daugiau nei tik tai. Yra didžiulis skirtumas tarp pardavėjų teikiančių pilną aptarnavimą ir specializuotų mažmenininkų. Todėl būdai, kaip valdyti verslą ir pateikti save, gerokai skiriasi. Jei esate pardavėjas teikiantis pilną aptarnavimą, galite pasiūlyti savo klientams daug didesnę vertę nei tik kaina ar konsultavimas, o gavęs didesnę vertę klientas yra linkęs daugiau už ją mokėti. Neabejotinai jūs, kaip pardavėjas, susiduriate su rinka, kurioje vyksta didžiuliai pokyčiai. Bet vietoj to, kad jaudintumėtės ar bandytumėte jiems priešintis, pasinaudokite jais kaip platformą tobulėti. Naudokite šiuos pokyčius kaip motyvaciją ir išsiaiškinkite, nuo ko priklauso jūsų įmonės pelnas. Jūsų įmonė turi potencialo, o Husqvarna Group turi įrankius, kurie padės jį realizuoti. Įsitikinsite tuo šiandien, todėl kad šiandien susipažinsite su mūsų nauja individualizuota Dealer Business Excellence Program, kuri gali padėti jums pagerinti savo verslą ir padidinti jo pelningumą. Galbūt jums kilo klausimas, ar man tikrai reikia pardavėjų verslo kompetencijos programos? Atsakykite į šiuos 6 klausimus. Ar turite pardavimo kalbą, sales pitch? Kas išskiria jūs iš jūsų konkurentų? Ką turite, ko kiti negali nukopijuoti? Kokia yra jūsų pagrindinė kompetencija, kuri jums suteikia lojalią klientų bazę? Ar turite klientų duomenų bazę ir ar sekate savo klientus? Koks yra jūsų tipinis pagrindinis klientas ir su keliais iš jų aktyviai susisiekėte praėjusiais metais? Kokio dydžio yra jūsų vietos rinka ir kokia yra jūsų dalis joje? Ir tikriausiai svarbiausias klausimas, kaip atsakėte į pradinį klausimą? Kaip atsakote į kainų užklausas gautas iš klientų? Ar šie klausimai privertė jūs susimastyti? Tuomet apsidžiaugsite sužinoję, kad Dealer Business Excellence Program išmokys jūs atsakyti į šiuos klausimus ir maksimaliai išnaudoti kiekvieną gautą kainų paklausimą.